Sveiki. Artimiausias 4 dienas mūsų laukia įdomus bandymas. Iš Macan Turbo persėsiu į Porsche Taycan Cross Turismo ir bandysim atsakyti į 3 klausimus. Pirmas klausimas. Ar silpniausia Porsche Taycan versija, 4-tukas, yra pakankama kasdieniam naudojimui, ar netrūksta galios tiek mieste, tiek užmiestyje, ar tikrai smagiai veikia visam vairavimo diapazone. Ir šitą mes išbandysim. Antras klausimas. Tikrinsim Taycano talpą. Žiūrėsim, ar tinkamas mano gyvenimo būdui, ar telpa tai, ką aš ten norėčiau sutalpinti. Ir daugiau kalba eina ne apie sėdėjimo vietų, sakant, dydį, o apie bagažinės ir kiek jas galima sutalpinti. Ir trečias klausimas, žinoma, pats įdomiausias, tai apie elektromobilio naudojimą kiekvieną dieną. Ar jis jau gali pilnavertiškai pakeisti vidaus degimo variklio automobilį. Tai planuoju važinėti taip, kaip važinėju kiekvieną dieną su savo Macanu, kurios sąnaudos tikrai nėra mažos, bet tai atlygina savo smagių vairavimų. Tai Macan Turbo ir Taycan 4 gale labai panaši. Žiūrėsim, kiek panašios yra sąnaudos ir planuoju važinėti savo įprastų režimu, įprastais atstumais. Tikrai nebandysim kažkokių sportinių ekstremumų, bet ir pagal fūras nevažinėsim, kad sutaupyti kelias kilovatvalandes. Tai važiuosiu taip, kaip man patinka, kaip aš esu pratęs tai daryti. Ir bandysiu surinkti informaciją, kokios yra sąnaudos, kokie nuvažiuojimo atstumai, kiek komfortiškai su tuo galėčiau gyventi. Ir pasidalinsiu šito video eigoj. Laukia pirmas bandymas, tai išbandymas kiek telpa kalėdinių dovanų. Žiūrim. Nu kaip manot, viskas tilps, aišku tilps. Bandom. Easy. Easy. Dabar laukia labai svarbus testas, ar telpa į Taycan Cross Turismo bagažinę viena kaitavimo lenta, 4 aitvarai ir visa kita įranga, kad būtų galima iš Vilniaus iki Sencelės nuvažiuoti. Turim dar papildomą erdvę čia, tokia nedidelė, krovimo laidai ir dar kažkam, manau, reikės išnaudoti. Taip atrodo visas plaukimo įrangos komplektas, bet čia jau labai full. Čia yra realiai 4 aitvarai, nes 2 aitvarai sudėti, man atrodo, yra į šitą vieną kuprinę. Pastaupiau vietą su Macanu važiuodamas ir žiūrėsim, kai tai tilps čia. Jeigu netilps iš tikrųjų, tai man ant Taycano labai graži būna stogo bagažinė, kai aišku, jinai šiek tiek generuoja pasipriešinimo ir kuro sąnaudų. Mes jau nebijom. Iš tikrųjų dar turim vietos kelioniniam bagažui. Telpa pakankamai daug.
Vakar teko netikėtai iki Kauno pavažiuoti, tai baterija buvo išsekinta, tai prieš dienos testą reikia pasipildyti. Mano pirmas kartas, nesukrovęs. Nežinau, ką dabar daryti, melstis reikia turbūt. Pradėsim antros dienos testą. Tai be abejo tikrinsim nuvažiuojamą atstumą ir kaip sekasi gyventi su tokia baterija. Tai koks miestas yra labiausiai nutolęs nuo sostinės Lietuvoje, ogi žinomas Skuodas. Tai mes važiuosim į Skuodą ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Dabar turim 86% baterijos ir važiuosim įprastu greičiu, tempu, pagreitėjimais ir stosim įprastoj degaliniai arbatos ir kažko užkas. Tai atrodo, ten galima ir pasikrauti, jeigu to reikės ir pasidalysim, kaip čia bus. Pilnaverčiam testui be abejo mums reikia bent vieno vaiko ir bent vieno šuns. Būtų galima dar kažką įsadinti, bet manau, kad pakankamai reprezentatyvus yra bagažas, tai ir pradėsim kelionę. Tadam, metas pailsėt. Čia aš jums pasakoju, kad baigėm atvažiuoti iki Kryžkalnio Circle K degalinės, kur yra Ionity greito krovimo stotelės. Ir kaip ir minėjau, važiavom pagal planą netausodami elektros sąnaudų, važiuodami man įprastų greičio režimų ir gal dar netgi šiek tiek patestuodami daugiau, kad įsitikint, kaip važiuoja visose diapazonuose automobilis, kurie man įdomus vairavimui. Ir stojam Circle K degaliniai, kadangi mes joje ir šiaip visada stojam. Vienas iš mūsų pakeleivių dažniausiai yra šuo, kuriam reikia gamtinės pertraukėlės. Dažniausiai pasiimam arbatos ar kavos, tai čia sustot yra tiesiog mūsų kelionės į pajūrį ar į Skuodą ritualo dalis. Taigi, ką mes čia turim? Išvažiavau iš Vilniaus su 86% baterijos įkrova ir jau buvau prasimalęs mieste 26 km. Į Kryžkalnį atvykom su 22% baterijos likučiu ir dienos kuro sąnaudom beveik 30 kWh 100 km. Tai jeigu taip jau stengtis labai taupyti, man atrodo, tos sąnaudos galėtų būti kokie turbūt 22-23 kWh. Pataisykite, jei klystu, bet man buvo įdomu pamatyti realybę. Pažiūrėkim, kaip greitai kraus toliau. Pažiūrim, ką turim. 33 minutės geriam arbatą ir turim 94%. Tai ir liuks. Paprastai tiek nereikėtų gerti arbatos, bet 20 minučių sugaišti čia 1-2 ir viskas. Taigi, į Skuodą atvykom su 67% baterijos likučiu ir vidutiniam elektros sąnaudom 28 kWh 100 km. Ką visą tai reiškia žmonių kalba, aš apibendrinsiu visai neužilgo ir apibendrinsiu visą kelionę. Beje, o kas nežino, kas yra Skuodas, tai Lukrecija yra savo TikToko kanale sukūrus filmuką apie Skuodą. Tai čia kažkur pačioj paliksiu nuorodą, pasižiūrėkit. Tai, pradedam kraut. Žiūrim, ką pasieksim. Krovimo gali kiek įvynios.
Dios mío, de ese oh my god, Dios mío, de ese oh my god, Dios mío, de ese oh my god. Grįžom iš tolimojo Skodo, tai ilgosios kelionės rezultatus apibendrinsiu. Tai čia buvo super, tai su nedideliu stabtelėjimu Kryžkalnį parvažiavom su 37% akumuliatoriaus. Tai liuks. Taigi, metas apibendrinti, kaip man sekėsi su elektros sąnaudom per visas šitas dienas. Tai pas atnaujantį Taycaną akumuliatoriaus talpa yra 105 kWh, jeigu renkamės Performance Plus akumuliatorių. Jo naudinga talpa naudojimo važinėjimui yra 97 kWh. Mano labai neekonomiško vairavimo sąnaudos buvo vidurkis 28,5 kWh. Taip, čia tikrai nemažai, tačiau aš ir neturėjau tikslo sutaupyti. Ok, skaičiuojam toliau. Tarkim, kraunamės po 25 centus kWh, kas yra toks labai teorinis skaičius, kadangi naktį namie krausit ženkliai pigiau. Jeigu turite savo saulės elektrinę, tai krausitės praktiškai nemokamai, jeigu neskaičiuotumėt elektrinės amortizacijos, kas not fair. Ir jeigu krausit labai daug greitose įkrovimo stotelėse, tai kaina aišku yra didesnė. Tai aš čia garsiai pamąsčiau, pasitariau savimi ir nusprendžiau, kad naudosiu skaičiavimui 25 centus. Tai su Taycanu 100 km man nuvažiuoti vidutiniškai kainuotų apie 7,13 €. Ir dabar palyginam, kas gaunasi su Macanu. Mano vidurkis yra 13 litrų 100 km, 98 benziną skaičiuokim po 1,55 €. Ir reiškia 100 km kainuoja 20,15 €. Turim 13 € skirtumą 100 km tarp Porsche Taycan elektrinio ir Porsche Macan Turbo. O šiame gyvenimo etape per mėnesį važiuoju apie 5000 km. Tai per mėnesį skirtumas būtų, voilà, 651 € su PVM. Nu ką, baigėsi mano testavimas, beveik 4 dienos su Taycan Cross Turismo ir metas pasidalinti išvadom. Tai pirma išvada, pradėsiu nuo galo. Apie silpniausią Taycan versiją, Taycan 4. Šiuo atveju bandžiau Taycan 4 Cross Turismo, kuris turi apie 435 arklio galias. Tuoj čia kažkur patikslinsiu. Taip, iš tikrųjų silpniausia Taycan versija yra visiškai pakankama važinėjimui tiek kasdien mieste, tiek užmiestyje. Tikrai išbandžiau visais savo mėgiamais važiavimo režimais ir visais man aktualiais greičio diapazonais. Tai renkantis Taycaną, Taycan 4 tikrai pakanka. Ir tą sako žmogus, kuris kasdien važinėja su Macan Turbo, o savaitgaliais su 911 GT3. Tai aš turbūt kažkaip lyg ir turiu su kuo palyginti ir kažkokius tais pirties taškus. Ir iš principo tikrai to, ką jisai sugeba, pakanka labai smagiai važinėti. Na, dėl pagrindinio klausimo, pačio svarbiausio, ar galima su juo gyventi pilnavertį gyvenimą kaip su vidaus degimo varikliu automobiliu, o čia klausimo atsakymą pradėsiu šiek tiek iš toliau. Matytis prisimenam laikus, kai mobiliai telefonai buvo žiauriai geri, žiauriai maži, patogus, su patogiais mygtukais, buvo galima žaisti žaidimus, rašyti žinutes, buvo galima pasikeisti, atsisiųsti melodiją. Ir jie laikydavo jau akumuliatorius 10 dienų, savaitę, 2 savaitės. Atrodė, kur gali būti geriau. Dar mažesnis telefonas. Tai kažkaip gyvenimas pasikeitė. Telefonai tapo dar didesni, akumuliatoriai laiko tik tais 1 parą. Ir mes kažkaip su to puikiai gyvenam. Turbūt neatsimenat, kada paskutinį kartą telefonas buvo įsikrovęs, nes jis vis kažkaip pasikrauna, nepaisant to, kad ryja labai daug energijos. Gali 100 kartų daugiau negu senieji telefonai. Ir mes kažkaip su to sutaikėm ir gyvenam. Tai matyt, su elektromobiliu yra šiek tiek panašiai. Reikia tik turėti tinkamą infrastruktūrą, kur jį pasikrauti, tai prie namų, prie darbo.
Ir tarpinėse stotelėse kažkur autostradai, greitos kūrimo stotelėse sustoja 10-15 minučių arbatos, mes vis tiek sustojam. Tai ten, iš principo, pabūtų 20 minučių, kol pasikraus, nu, aš nematyčiau jokios bėdos. Ir mano atsakymas man pačiam yra, sakant, nuostabus. Bet jau galima, tikrai galima gerai gyventi, pilnavertiškai su automobiliu ir per daug savęs nevaržyti. Galite nesutikti, pakomentuojam, padiskutuojam. Jei kas nors klaustų, ar Taycanas yra gera mašina, va, atsakymas. Perfekt.